Sveiki visi, šiandien yra 19 Gero regėjimo akademijos susitikimas. Tai šiemet pirmasis ir tęsime vėl toliau. O kur mes einame, kur mes visi judame? Tai į geresnį ir ryškesnį regėjimą. Ir per tai, kad būti savyje, viduje labiau atsipalaidavus, nusiteikus, laisvais ir galėtume laisvai matyti, laisvai gyventi ir laisvai būti. Tiesiog būti. Nes kaip jau žinome, arba tiesiog pakartoju tiem, galbūt kas nežinote, pagrindinė regėjimų sutrikimo priežastis yra įtampa, stresas, nerimas, na ir iš esmės tos laisvės nebuvimas, tas suvaržymas, dėl to ir akis susivaržo ir pradeda nebematyti. Tai kai mes išlaisvinam savo vidų, leidžiam savo būti taip, kaip būnasi, leidžiam gyventi taip, kaip norisi, tada ir leidžiam savo iš tikrųjų matyti tai, kas yra priešais mus, priimdami pilnai atsipalaidavusių žvilgsnių, atsipalaidavusiomis akimis ir tą atsipalaidavusią būseną. Tai ir yra kelias į tą geresnį ir ryškesnį regėjimą. Na, o šiandien susitikimo tema yra nuo ko vėl pradėti. Tai kai kas galbūt šviežiai prisijungia, kai kas jau seniau ir tikiu, kad yra etapai. Yra motyvacija, darau, paskui motyvacija truputį dingsta, galbūt apstojam trumpam, vėl sugrįžtam, galbūt didesnę pertrauką, vėl sugrįžtam. Na, tiesiog tai yra procesas, kaip ir bet kokia kita gyvenimo srity. Kažką pradėjom, kilo motyvacija, bet eigoje paskui galbūt jinai priges. Bet vėlgi, jeigu jūs vis dar esat, vis dar prisijungėt, vis dar dalyvaujat, vis dar tiesiog esat šitoj gero regėjimo temai, vadinasi, jūs norite tęsti, norite sugrįžti, norite galbūt vėl pradėti nuo pradžių. Ir nesvarbu, kokia prieš tai buvo jūsų patirtis, tai gali būti visiška pradžia nuo šiandien, gali būti tęsinys nuo šiandien. O galbūt dar net ir nepradėsit nuo šiandien, bet šiandien susitikimas tiesiog įkvėps apmastyti, apgalvoti tam tikrus dalykus ir pradėti rytoj, po savaitės, galbūt po 2. Ir svarbiausia žinoti, to ko atsispirti, į ką atkreipti dėmesį, kad judėtumėt tolyn į geresnį regėjimą. Nes vėlgi, tai yra kelionė. Regėjimo gerimo procesas. Tai yra tai, ką mes darome, ar tai praktikas ugdomės, atliekam, ar tai įpročius, ar tai giluminius dalykus kažkokius, nagrinėjam, sprendžiam tam mūsų proto pasąmonės, tam psichologiniam lygmenį. Visa tai yra kelionė, žingsnis po žingsnio, į tą geresnį, ryškesnį regėjimą. Arba vėlgi, tą laisvę matyti, laisvę gyventi, laisvę būti. Ir jeigu einant į pačią temos esmę iš tikrųjų, užduosiu tokį klausimą, o ką norisi, arba taip laukia, nesulaukia, kas yra tokio, noro išmėginti, išbandyti, patirti regėjimą gerinimą kelyje. Galbūt kažkokį būdą, kažkokį dar nebandytą praktiką, kažkokį įprotį, kažkokią kombinaciją, dar kažką. Tai visų pirma, ar yra kažkas, ko laukiama taip, galbūt kaip šita minė, kažkokio pasirodymo, laukia, labai nori, laukia ir tuoj jiems ir bus. Tai lygiai taip pat šita būsena ir skatina mus imti ir daryti tam tikrus dalykus, vartant geresnio regėjimo. Šita būsena galbūt buvo, pradėti ieškoti informacijos, tiesiog internete arba kažkur kitur. Kažkas skaityti, domėtis, išbandyti, užsiregistruoti, galbūt šią akademiją prisijungti. Bet dėl to, kad noras kažką patirti, pamėginti, išbandyti, pasižiūrėti ir, aišku, turėti tą ir apčiuopiamą tam tikrą rezultatą, tą geresnį, ryškesnį regėjimą. Bet visada yra tas viduj varikliukas. Ir jeigu taip pakalbėti truputį iš savo patirties, nes aš tai jau nuo 2006 metų susipažinęs su natūraliu regėjimo gerinimu. Tai jau čia bus, kiek čia jau 24 metai atėjo, tai būtų 18 metų beveik, jo.
Tai aš jau skaitau, domiuosi, atlieku, ugdausi, bandau visokius dalykus. Ir taip, mano šitoje kelionėje buvo pertraukų, buvo atidėjimų. Ir galbūt net ir po metus, ir po pusantrų metų, nes su matematika kažką pabandžiau, kažkas veikia, kažkas neveikia, užmetu, bet paskui vėl grįžtu, vėl pradedu, vėl paskui užmetu, vėl kažkaip atsibostu, vėl, tame regėjimo germo kelyje ilgą laiko tarpą aš tiesiog buvau vienas ir nebuvo bendraminčių, tiesiog kiek internete rasdavau informacijos, tiek darydavau, mėgindavau, skaitydavau ir panašiai. Vėliau ten jau atrado ir bendraminčių ir panašiai, ir tai paskatino truputį daugiau susimotyvuoti, galbūt judėti, pasitarėti ir panašiai. Ir netgi šitos akademijos tikslas iš esmės irgi ir yra apjungti bendraminčius ir kad kartu judėti tame kelyje, klausti, domėtis, dėl to tiek kasmėnesiniai susijungimai, kad vis palaikyti tą tempą kažkokį, tai tą vėlgi ugdelę motivaciją, iš kur turi dėti pirmyn. Ir jeigu aš tai peržvelgiau savo, o kodėl aš vėl sugrįždavau? Vienas dalykas, kodėl užmesdavau galbūt. Nesvarbu, kad aš matydavau tų pareiškėjimų pagerėjimų, bet galbūt manęs netenkino tas galutinis rezultatas. Regėjimas neužsilieka tokių istorijų, svyruoja, neaišku, kodėl jis pagerėjo, neaišku, kodėl jis pablogėjo. Ir dėl to nesupratime, bet iš esmės pagrindinė problema būdavo, kad aš užstrigdavau ant tam tikrų praktikų, arba taip pat galbūt praktikų rinkinių, programų, jeigu darysiu tai tiek ir tiek, tą ir tą, tai turėsiu kažkokį rezultatą. Ir, gerai, galbūt darydavau, būdavo geriau, paskui darydavau ir jokio rezultato, nors darau tą patį. O paskui galbūt nieko nedarau ir kažkokie pagerėjimai yra, pradedu daryti, galbūt pablogėjimai. Ir atrodo, paskui net nebėra ryšio konkrečiai su praktikomis, tai ką aš darau ir toks regėjimas. Ir iš esmės, jeigu taip užmesdavau vien dėl to, kad aš užstrigdavau ant konkrečių praktikų programų, tikėdamasis rezultatą. Tikėdamasis konkretaus rezultato. Darysiu tą ir tą, gausiu tą ir tą. O kadangi mes iš tikrųjų dirbame, ir tas regimas priklauso nuo mūsų būsenos, nuo mūsų savijautos, nuo mūsų minčių, nuo jausmų, nuo prisiminimų, praeities. Ir truputį aš jau tik vėliau jau atradau šitos dalykus. Ir kai ne į akis labiau kreipiau dėmesio, bet į savo būseną, į tą savo savijautą. Ir kai man čia pokyčiai, su tam tikroms vėlgi praktikomis arba vien su įžvalgomis, kad ta būsena, su šita būsena iš tikrųjų aš galiu pasiekti geresnį regėjimą. Ir net kai buvo ten mėnesių, ne vienas ir nedaug, kai aš nedarydavau jokių praktikų, regėjimas toliau gerėdavo, nes aš atkreipdavau dėmesį į savo būseną, savo savijautą, į savo gero regėjimo įpročius. Regėjimas toliau gerėdavo, nes tas fonas vidinis būdavo daug palankesnis, geresniam, ryškesniam matymui. Tai yra akis, kad galėtų laisvai atpalaiduoti, matyti ir žiūrėti. Iš esmės, jeigu kalbėti apie tą motivaciją, iš motyvacinės pusės, visada būdavo pas mane kažkoks konkretus impulsas, stimulas pradėti vėl daryti, arba kažką kitaip padaryti, arba naujai padaryti. Tai mano atveju tai iš esmės knygų apie regėjimą gerinimą skaitimas. Tai tik Beitso knygos, tiek Meiro Schneiderio, kitų autorių knygos, lietuviškos arba angliškos, man būdavo tiesiog toks kaip įkvėpimo šaltinis. Aš atsiverčiu galbūt ten atsitiktinį puslapį, paskaitau kažkokią istoriją, kažkokią praktiką, kaip tai padėti, ką atkreipti dėmesį. Nes vėlgi, aš tikiu, kad tam tikri dalykai pasimiršta. Galbūt pamirštam, kodėl mes darom vienas arba kitas praktikas, ugdomės vienus arba kitus įpročius, arba pamirštam, kaip taisyklingai, kokybiškai tai atlikti. Tai tas vis prisiminimas, pasiskaitimas, arba pasižiūrėjimas kažkur leidžia vėl tiesiog, o gal dar taip padarysiu, o dar taip, o dar ta, o gal. Ir toksai vėl susižadinimas ir vėl pasibandymas, pasimėginimas. Bet iš esmės toks ne iš to, kad reikia, turiu, privalau, nes šitie žodžiai, tai iš esmės jie yra, jie veikia 2 savaitės, kokias 3 savaitės maksimum, po to jie nebeveikia. Vien dėl to, kad reikia, jau mes deginame energiją.
Tai va dėl to mes turim va užkurti tą aš noriu, man patinka, man smalsu išmėginti, man labai įdomu išmėginti va tą arba kažkokią kitą praktiką arba įprotį. Tai va šitos būsenos, va, mes pabandysim dabar truputį pačiupinėti ir aš, na, pravesiu, aišku, priminsiu vėl kaip praktikas, tam tikras įpročius, idėjas pagrindinės, bet va tas pabandyti suvokti, va prisiminti ir pajausti savyje, va čia ir dabar. O va ką man įdomu tikrai va būtų pamėginti padaryti iš praktikų įpročių lygmens dėl geresnio regėjimo. Arba vat, galbūt vat, ką iš naujo pasimėginti. Ir nesvarbu, kad aš prieš pusmetį tai dariau, o man dabar įdomu pamėginti, o kai aš darysiu, tai kas bus, kas vyks, kas keisis ir panašiai. Ir kai mes jau bent jau kelias dienas, 2, 3 arba savaitę sistemingai padarom, tada ir galim kažkaip įsivertinti, ar aš tai noriu testą, arba nenoriu kažko kito naujo išbandyti. Bet visada va, turi būti va, tas smalsumas. Ir va, jeigu taip kalbėti apie tą motivaciją, tai va, jinai ir turi būti procesą. Neturi būti tik tai tikslas, bet geresnis regėjimas. Ir viskas. O ką iki to darysiu, nu, netiek ir svarbu. Labai va, turi būti svarbu, ką aš darysiu, bet va, tas turi būti iš vienos, kad man įdomus, smalsu va, tame procese būti. Ir kai mes iš esmės tą tikslą, nu, kaip turim kaip gairę, kryptį, bet mes neužsikabinam ant labai konkrečios programos, struktūros, praktikų ir panašiai. Nes jeigu mes, sakau, darom vien tik tai dėl to, kad reikia, būtina, privalau ir kitaip ne, tai sakau, tai čia yra trumpos motivacijos kelias. Mes turime atrasti, pareflektuoti, ar aš toliau noriu pagal šitą programą, ar aš noriu tuo laiku, ar ten ryte vakarę ar pietus daryti, ar aš noriu būtent tai daryti tuo metu. Ir mes čia turime pajausti tą savo tokį vidinį termostatą arba tai kažkokį tokį jausmą, aš dabar tai noriu, man dabar tai įdomu, o dabar tai, ir net jau galbūt sumaščiau vakar, kad šiandien darysiu tą ir tą, bet atėjus laiko gal suprantu, kad aš to nenoriu, bet tada klausiu, o tai ką man įdomu būtų pamėginti, patirti, išbandyti kito galbūt, kaip alternatyvą. Ir vis mes kai visada einam per tą smalsumą, tai mes ir tada atrandam daug įdomių dalykų apie savo akis, apie matymo procesą, apie pačius save ir bendrai kaip visas tas mechanizmas, visa mūsų sistema, savijauta tiesiogiai susijusi su regėjimu, kaip tai veikia. Ir labiau eina per tokį intuityvų pojūtį, tai o ką man padarius dabar būtų geriau, kas dabar labiausiai atpalaiduotų akis, veidą, kūną, nuramintų protą, dar kažkokį kitą dalyką. Tai čia atsiranda mūsų tas toksai vidinis vedimas, kai mes nebeprisirišam prie konkrečių programų ilgesniam laiko tarpui, bet mes turime kryptį, kažką padaryti dienos eigoje, kažką padaryti savaitės eigoje. Ir tiesiog vieną, kitą, trečią dalyką mes tiesiog imam ir padarom. Tai dabar, o ką daryti? Net jeigu galbūt viskas visiškai sustoja, mes tik startas, o dabar pradėsim. Kas jau tęsit, viskas tvarkoja, viskas gerai, galbūt atrasti kažkokį žvalgo, ką pamodifikuoti, ką pakeisti, ką truputį, tiesiog pritaikyti, kad man pagal tą esamą planelį arba planuojamą planelį būtų dar įdomiau, dar smalsiau atimti tos dalykus ir mėginti. Nes vėlgi, mums atliekant praktiką svarbi būsena. Smalsumas, įdomumas ir pilnas buvimas čia ir dabar. Ir mes galim būti čia ir dabar pilnai, kai mums tikrai įdomu, mums yra smalsu. Ir net aš tas praktikas vadinu, kartais tai yra žaidimai. Žiūrime tai kaip į žaidimą, procesą, žaidimas. Jei mums netiek įdomu, ten laimėsiu, nelaimėsiu ir panašiai, arba žaidimo pabaiga, mes kaip tik norime žaisti, nes mums įdomu žaidimas, mums įdomu pabaiga, nes baigsime žaisti ir baigsi žaidimas, mums įdomu žaisti. Tai ir tas praktikas mes turime irgi pradėti, jas ateiti taip, kad man įdomu tiesiog bus žaisti, kažką ten daryti, kažką pastebėti, suvokti, patirti. Ir vieną dieną, pavyzdžiui, kitą dieną, pavyzdžiui, trečią dieną, pavyzdžiui, ir to žaidimo jau rezultatas, jau yra tai pareiškimai, pagerėjimai, savijauta geresnė, akise, kūne, prote. Ir mes toliau norim žaisti, nes matom, kaip tai keičia mūsų vidų. Tai požiūris turi būti, laukiu, nesulaukiu, kad galėčiau išmėginti regėjimą gerą. Ir tas jausmas turi būti. Tai dabar aš truputį pristatysiu pagrindinius bazinius tokius dalykus regėjimo gerinimo kelyje, bet pradžią noriu, kad mes geriau pajaustume, o ką daryti.
Nes aš kalbėsiu apie tam tikrus dalykus, priminsiu. Ir va čia ir tikslas bus. Vat pastebėti savo, ar man rezonuoja, ar vat aš būtent tai noriu dabar pamėginti artimiausiu metu. Ar būtent tai man sužadina va tas smalsumą. O gal, ne, jau tai bandžiau, mėginau, ne. Gerai, o gal va kitas dalykas užkabės kitas. Ir va stebėti apie tai, ką aš kalbėsiu, truputėlį vėliau, o kas mane užkabina viduje, sužadina va tas smalsumą. Būtent tai imti ir pamėginti. Būtent toj srity. Tai va, bet pradžiai gerai, truputį grįžtam labiau į save, užsimerkiame, atkreipiam dėmesį į savo kvėpavimą. Įkvepiam, iškvepiam. Susižiūrim savo kūną, pasiražom, pasijudinam, prasitempiam rankas. Pamasažavome veidą, kaktą, smilkinius, skruostus. Paidam atpaldaujam žandikaulį. Ir liekame užsimerkę, dėmesys į kvėpavimą, savo kūną. Ir dabar praskanuojam savo kūną nuo pėdų, visas kojas, pilvo sritį, krūtinę, nugarą, rankas. Tiesiog pajaučiam, kad mes jaučiamės su savo kūnu. Esam va čia ir dabar, su šitais pojūčiais. Ir galvos sritis. Ir to pačiu įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpiam, iškvėpiam. Mintis apie dabarties, tiesiog apie dabartinę bus, apie dabartinę savijautą. Visiškai nesvarbu, kas buvo prieš tai, ką veikėt, ką darėt, ką girdėjot, ką aš kalbėjau. Visiškai nesvarbu, kas bus po to, ką veiksit, ką darysit ir ką aš kalbėsiu. Esmė yra dabar. Šis momentas, ši akimirka čia ir dabar. Ir savo būseną. Stebim, kad būtų visiškai atpalaiduotas kūnas, kiek galima labiau nurimęs protas šitame momente. Tiesiog stebim kvėpavimą ir su kiekvienu iškvėpimu atsipalaiduojam. Ir dar keletas gilesnių įkvėpimų, iškvėpimų. Ir lengvai pamirsim, atsimerkim. Ir dabar aš kalbėsiu apie tam tikrus dalykus ir pabandykite jausti. Ar būtent tai dabar noriu išmėginti. Ir galite pasižymėti, pasirašyti kažkur šalia, arba tiesiog turėti tokį kaip priminimą. Tikslas atrasti. O ką man tikrai įdomu, smalsu pamėginti, išmėginti regėjimą gerinimą kelyje. Arba prie ko sugrįžti, prie ko galbūt anksčiau jau buvo įprasta, bet atkrito. Galbūt vėl prie to norėčiau sugrįžti. Ir čia aš pateiksiu vėlgi tokį bendrą paketą arba kompleksą esminių bazinių temų regėjimų gerinimui. Ir kiekviena tema turi savyje tam tikras praktikas, įpročius, būdus, kaip tai pasiekti, kaip tai ugdytis. Ir nebūtinai tai turi būti tiesiog susijęs su regėjimu. Arba, taip sakant, su akimis. Pavyzdžiui, bazių, pradeda nuo apačios, nuo pagrindo. Yra atsipalaidavimas. Tai vidinė mūsų būsena. Ir čia įeina viskas, kas mums padeda atsipalaiduoti fiziškai ir nuraminti protą. Fizinis protinis atsipalaidavimas, ramybė. Tai ką? Laisvė. Tiesiog balansas čia ir dabar. Jeigu kalbant apie praktikas, tai būtų palmingo praktika, užmerktuokių, užmerkimas delnais ir tiesiog ilgesnį laiko tarpą pabuvimas šitoje visiškoje tamsoje. Solarizacijos praktika. Vėlgi, užmerktomis akimis, šviesa tamsa. Būtent tai nuramina, atpalaiduoja, būnam tame procese ryšyje su šviesa, jeigu su saulė, tai tiesiog tobulai. Ilgųjų posūkių praktika. Leidžiate vėlgi stebėti judantį vaizdą, prie nieko neprisirišant, būt tokiam plaukime. Tai dalis tam tikrų praktikų ir atsipaldavimas yra tai, ko pirmiausia dabar norėtųsi atpalduoti kūną, atpalduoti akis, nuraminti protą.
Ir būdų yra įvairių. Galbūt jau kažką žinote, kažką prisiminsite, tai galite pasižymėti. Praktikas kažkokias arba panašiai. Tai dar aš kitoje skaidrėje po vieną, kaip pavyzdinę praktiką priminsiu šitoms temams. Bet jau dabar, atsipalaidavimo tema, kiek tai man svarbi, kiek tai man aktuali, kiek aš noriu būtent tą atsipalaidavimo aspektą pasiekti, ugdytis, palaikyti. Ir ne tik galbūt skiriant konkretų laiką, bet ir tuo pačiu integruojant į kasdienybę. Tai atsipalaidavimo tema, atsipalaidavimo sritis, kiek jinai rezonuoja, kiek man dabar šiame gyvenimo momente jinai yra svarbi. Gerai, antras dalykas yra periferinis regėjimas, tai yra jo stimuliavimas, aktyvavimas. Tai vėlgi, ilgiai posūkiai, stebint judantį vaizdą. Apskritai judančių objektų stebėjimas, mosikavimas rankomis, suvokiant judančias rankas. Tai viskas, kas stimuliuoja, aktyvuoja periferinį regėjimą. Ir vėlgi, pamačius, kas buvo praeitį, ką teko patirti, kokias praktikas daryti. Ar šita periferinio regėjimo ugdymo sritis, ar ji man įdomu, ar man įdomu, ar man smalsu patyrinėti tai, ką aš matau šonuose, viršuje, apačioje, į ką galbūt anksčiau nekreipiau dėmesį. Ir vėl yra tam tikros praktikos, tai stebėti, tyrinėti, patirti ir suvokti kitokį matymo būdą, ne tai, kas yra centre, bet būtent šonuose, viršuje, apačioje. Ir ar kyla tas vidinis smalsumas patyrė, o kaip iš tikrųjų žiūriu, aš į tas rytis, kaip aš suvokiu tas rytis šonuose, viršuje, apačioje. Kiek įdomu būtų jas pastimuliuoti, jas paaktyvuoti ir apskritai suvokti tą žiūrėjimą plačiau, plačiau iš viršų, plačiau iš šonus, plačiau į apačią, ne tik kas yra centre, bet bendrą tokį matymą, bendrą paveikslą, bendrą vaizdą, bendrą tokią judančią aplinką, tokią, kad yra daug visko, bet to pačiu aš stebėtas, leidžiantis visam tam ateiti, suvokti. Tai periferinio regėjimas, kiek jinai sužadina tokį smalsumą patyrinėti būtent šitą sritį. Trečioje vietoje yra centrinis regėjimas, tai jau tas sritis, kai mes žiūrime tiesiai. Ir centriniam regėjimui maistas yra spalvos, šviesa ir smulkios detalės. Ir čia vėlgi, kiek man įdomu būtų patyrinėti smulkias detalės, smulkius objektus, kažkokius tiesiog kūrinius galbūt, ryškias spalvas, ryškias detalės. Ir kas liečia tiesiog galbūt, nežinau, pavyzdžiui, dabar šaltis, apšerkšnėjęs stiklas. Ar man įdomu pastebėti ten sustingusi tą ledą, snaigės, tos kristalus. Ir tas tyrinėjimas, vėl, čia visiškai toks vaikiškas smalsumas, tyrinėjimas, pažindimasis, vėlgi naujai su to pasaulio ryšimasis. Ar man įdomu patyrinėti, o iš tikrųjų, iš ko susideda, nežinau, šitas drabužis, iš kokių siūlių, iš kokių spalvų, koks tam tas, nežinau, susiuvimo raštas ar kažkas kito. Kažkoks kitas objektas, daiktas, iš ko jis susideda. Iš tikrųjų, tas paviršius, tas čia yra visvė, tai, ką mes iš tikrųjų matom, tas paviršius, koks reljefas yra, ne tik pačiupinėti, bet pamatyti lenkimus, dubimus, atspalvius ir panašiai. Kažkoks augalas galbūt vėlgi, lapelis iš ko susideda, žiedas kažkoks iš ko susideda, spigliukas kažkoks, jeigu vėlgi turite dar eglių kažkokių nenupaštų arba nupaštų, spigliukas, iš ko jis susideda, vienas, kitas, trečias, kokie yra skirtumai tarp dviejų spigliukų ar panašiai. Tai čia yra tos smulkių detalių tyrinėjimas iš geriausiai matomo atstumo. Ir čia yra beribė įvairovė tyrinėti tai, kas tikrai yra įdomu. Ir galbūt tikrai neįdomu ten tyrinėti kažkokių objektų, kurios nėra kažkokia emocinio ryšio, bet yra galbūt objektai, kur man tikrai įdomu, tikrai smalsu, iš ko tai susideda. Ir čia galime atrasti netgi, tam tikrą, vėl galbūt yra kažkokių hobių, kažkokių įdomių daiktų, aksesuarų, spalvų, kurios tiesiog įdomu rinkti, kolekcionuoti, apskaityrinėti, tai įjungiame tą dar iš smulkių detalių tyrinėjimą, o iš ko tai susideda, iš ko tas objektas susideda, iš kokių smulkių detalių, koks paviršius yra, kas ant jo yra. Tai visa šita yra centrinio regėjimo gebos lavinimas. Ir spalvos, skirtingos spalvos, vėlgi
tyrinėjimas spalvų ne tik yra juoda, balta, žalia, raudona, geltona, yra šimtai milijonai atspalvių įvairiausių. Ir dar yra tam tikri pavadinimai, tam tikriem atspalviam. Tai va, tai smulkių detalių tyrinėjimas, spalvų tyrinėjimas iš geriausiai matomo atstumo. Čia yra 7 regėjimai. Vėl, kiek smalsu, kiek įdomu būtent šitą sritį paugdyti. Kada paskutinį kartą galbūt teko, kaip sakau, tyrinėti va tą apšalusi ant stiklo snaigę ledą, raštą, kristalus ledo. Tai va, puikiai proga galbūt atimti ir patyrinėti, pamėginti. Gerai, ketvirtoji dalis, ketvirtoji sritis yra abiejų akių balansas. Ir kiek įdomu, tiesiog, o kai mato mano viena akis, galbūt prisidengus, kai mato kita akis, kaip aš žiūriu su abiem akim. Ir tas tiesiog, tyrinėjimas, tai čia turi būti smalsumas, pačiame procese, o ką aš dabar matau su šitą akim, ką aš matau su šitą akim, kaip aš matau, iš arti, iš toli, kaip jinai žiūri, su kita akim, kaip jinai dabar žiūri, iš arti, iš toli, kokias detalės mato arba kokias spalvas mato šitą akis, o kokias detalės, kokias spalvas mato būtent šitą akis. Ir tokiu būdu atstumo prasme, su viena, su kita, o ką mato ta akis, ką mato šitą akis, kokiu atstumu. Ir bandyti palyginti, pavarijuoti su abiem akim, su viena, su kita. Tai čia tiesiog bendras tyrinėjimas ir jo, taip yra praktikos, tas pamasikavimas, ar aš galiu vienu metu matyti abi judančias rankas. Viena akis mato vieną, kita akis mato kitą. Ir ar aš suvokiu, ar aš matau, ar aš pastebiu. Ir tas, vėlgi, aš suvokiu šonas, aš suvokiu viršuje, apačioje, kai žiūriu tiesiai. Ir yra kažkur riba, kur kas pradingsta, vėl atsiranda, pradingsta, atsiranda. Ir čia mes pajungiam abi akis. Ir atitinkamai vėlgi gaunam tam tikrą informaciją. Bet ar ta informacija, pačiu momentu man ar būtų įdomu ją pamatyti, ją suvokti, ją pastebėti, paanalizuoti galbūt. Ir tas abiejų akių balansavimas. Galim čia pradėti žaisti vėlgi su įvairiomis juostelėmis, užsiklijuoti, uždengti akis kažkiek tai, arba užsiklijuoti kažkokį, iš vis tokią ribą, nežinau, kaip senelė atskirti abie akis, pavaikščioti, galbūt su vieną akį uždengus kažkiek pasibūti, patyrinėti aplinką, kitą akį uždengus ilgesnį laiko tarpą pasibūti, patyrinėti, paskaityti kažką, nežinau, filmų pažiūrėti, dabar žiūriu su šitą akim, ką matau, kaip atrodo, su šitą akim dabar skaitau, kaip atrodo. Vėlgi, toks įtraukti tyrinėjimą, o ką aš matau su viena, su kita, su abiem akim, kaip jos mato. Ką jos pastebi, kaip aš, ar sugebu vienu metu suvokti, kad matau su abiem akim. Kai žiūrim tiesiai, mes nežinom, ar su viena akim žiūrėjau, su kita akim, ar su abiem, bet kai mes pajungiam tas šonus, tą periferinį regėjimą, aš tikrai dabar suvokiu, kad matau su abiem akim skirtingus vaizdus. Ir abi akis yra pajungtos, aktyvios. Tai kiek įdomu, kiek jau pabandyta patyrinėti šitą sritį, abiejų akių subalansavimą. Ir natūrali akių būsena. Labiausiai atpalaiduotas akis prisitaikiusio žiūrėjimui į tolį. Tai yra gražios rutuliuko formos. Žiūrėjimai arti akis pailgėja, dėl to jos yra suspaudžiamos, yra didesnė įtampai. Kai akis žiūri į tolį, jos fiziškai atsipalaiduoja grįžti rutuliuko formą. Tai yra natūrali akių būsena. Kiek man įdomu palaikyti tą natūralią akių būseną. Vėlgi tam tikrais įpročiais arba praktikomis. Tai žiūrėjimo į tolį praktika būtų ta, nukreipi dėmesį į tolį, per langą, arba tiesiog yra su atviroje erdvėje, lauke, ir tyrinėju tolumos objektus. Ir bandau išgauti tą natūralią akių būseną. Ir iš esmės, po šito palenda, kam sakyti, visi gero regėjimo įpročiai, nes jie mums leidžia palaikyti natūralią akių būseną. Ir čia eina tas pats mirksėjimas, atpalaiduota veido palaikymas, žiūrėjimas iš pakaušio, vėlgi natūralus žiūrėjimas, atpalaiduotas žiūrėjimas. Nuolatinis vėlgi kūno judėjimas, lingavimas, nuolatinis šokinėjimas nuo taško prie taško, vėlgi tas akių mobilumas, kas yra natūraliai akių būsena. Yra daug parametrų, bet apie gerą regėjimo įpročius dar atskirai paanalizuosiu, bet tą natūralų prigimtinį žiūrėjimą. Tai iš esmės patyrinėti, ar mano akis tikrai šokinėja nuo taško prie taško, kai žiūriu objektus. Ar aš mirksiu, kai žiūriu kažką. Ar aš kvėpuoju.
ar nesustoja kvėpavimas, o galbūt patyrė, žiūriu arti toli, kas keičiasi su kvėpavimu. Žiūriu tamsoje arba prietimai, kas keičiasi su kvėpavimu. Žiūriu su viena akim, kas keičiasi su kvėpavimu. Žiūriu su kita akim, kas keičiasi su kvėpavimu arba mirksėjimu arba bet kokiu kitu parametru. Taigi čia mes pradedam tyrinėti, o vat kaip aš iš tikrųjų žiūriu. Ir jeigu bet kurioje fazėje atsiranda įtampa, akise, veide ar kažkur kitur, nustoja kvėpavimas, sustoja mirksėjimas ir panašiai, vadinasi, mes išeiname iš natūralios žemimo būsenos. Ir vėlgi, o ką aš galiu padaryti, kad vėl ją sugrįžčiau? Pasiražyti, pasijudinti, pasimašažuoti, užsimerkti, kreipdėmėsi į kažkokį vieną, kitą, trečią objektą. Tai vat patirėti, va to vėlgi, natūralų žemimą ir kas iš jo išmuša, kas išmuša iš tos natūralios būsenos. Ir vat vėlgi, ar tai įdomu, vat būtent patirinėti, atrasti, kas jau yra natūralu, įprasta akise, o kas stringa ir ką reikia kaip taip pakoreguoti. Aišku, vėl užbaigėm atsipalaidavimą, nes tai yra pats svarbiausias regėjimo gerimo principas, kad akis būtų atsipalaidavusios, mobilios, paslankios, fokusuojančios įvairiais atstumais ir tokiu būdu matančios aiškiai. Tai va čia yra temas rytis ir va vėlgi, o ką aš norėčiau pamėginti? Koks mano prioritetas? Ką labiausiai norėčiau patyrinėti? Atsipalaidavimo temą, periferinio regėjimo temą, centrinio regėjimo temą, abiejų akių balanso temą, natūralaus atpalaiduoto žiūrėjimo temą. Kas labiausiai dabar mane kabina ir noras yra tai išmėginti. Ne dėl to, kad reikia, bet noras, būtent tai išmėginti artimiausiomis dienomis, artimiausiomis progomis. Ir kaip pavyzdys, vėlgi, praktikų yra daugiau. Aš labiau dabar užmetu temą, užmetu sritį, kažkas rezonuoja. Keletas pavyzdžių. Prie praktikų visų jūs turite prieigą. Esant akademijoje yra prieiga prie visų praktikų ir tai yra tik dalis praktikų, kurias galima daryti. Jeigu norite kažkokią temą paugdyti daugiau, pavyzdžiui, jums įdomi galbūt periferinio regėjimo aktyvavimo tema ir ten yra taip ilgiai posūkiai ir mosikavimas rankomis. Pagrindė šitos kelios praktikos. Bet galbūt norite, o šitoje temoje, šitoje srityje, o ką dar galiu, kokią praktiką, kokį įprotį paugdytis, parašykite man, susisiekite, sakykite, norit, bet šitą temą, ką dar galim daryti be abiejų tų įprastų praktikų, be abiejų tų įgūdžių, nes būtent čia noriu gerai, bus praktikos, bus nauji įpročiai, ką galima atkreipti dėmesį, ką daryti, kad šitą temą tiesiog labiau panalizuoti. Tai irgi, kai yra smalsumas, kyla klausimai, nerandat informacijos akademijoje, nerandat tų įrašų, video ar kažko, susiekit su manimi, bus atsiras informacija, video įrašai ar kažkas tokio, kas pagelbėtų tiesiog judėti toliau būtent toj srityje, kur jums yra šiuo metu aktualiausia ir įdomiausia, smalsiausia pamėginti. Tai iš atsipalaidavimo temos palmingas. Klasikų klasika, nežinau ką daryti, noriu tiesiog atsipalaiduoti, nurimti, palmingas, užmerktas akis, sėdžiu, patogiai atsipalaiduoju ir tai yra labai gerai. Tai tiesiog, jeigu nežinote ką daryti, bet tiesiog norisi bent kažką padaryti, kas reikalauja mažiausiai kažkokio tokio veiksmo judesio, tiesiog sėdam patogiai, užmerkiam akis, susidengiam delnais ir sėdam. Ir tai yra jau žingsnis į priekį. Ilgiai posūkiai prie periferinio regėjimo stimuliavimo, kaip pavyzdinė praktika. Smulkių detalių tyrinėjimas tikriausiai matom atstumą yra centrinio regėjimo tema. Mosikavimas rankomis šonas yra abiejų akių balanso tema. Žiūrėjimas į tolį, ilgas žiūrėjimas į tolį yra natūralios akių būsenos išlaikymas. Na, žinoma, vėl palmingas, atsipalaidavimas, kūną, akių, protą lygmenyje. Tai vėl, kas kabina? O ką norėtųsi pirmiausia jums pradėti daryti? Jaučiam. Čia mes ir bandom atrasti, kas mane kabina, kas man kelia motivaciją, norą, ko aš laukiu, nes laukiu imti ir išmėginti vardan geresnio regėjimo. Ir dabar prie įpročių einam. Na, tai kai kas galbūt pasikartos, nes liečia tam tikras praktikas tiesiogiai, bet gerai, savo kvėpavimą stebėjimus. Stebėti savo kvėpavimą įvairiuose gyvenimo srityse, nuo atsikėlimo. Atsikėliau lovą, ar aš dabar kvėpuoju pilvu? Tik, kad pabudau, ar aš kvėpuoju pilvu? Ir sąmoningai pradedam kvėpuoti, galbūt nekvėpavau. Gerai, atsikeliu, ten prausiuosi, po dušu valausi dantis, dar kažką, visokios procedūros rytinės. Ar aš kvėpuoju pilvu? Tai darydamas.
ruošiuosi pusryčius, valgo pusryčius, dar kažką darau, gerai, ar aš kvėpuoju pilvu, vat kiekvienam momente, kiekvienam veiksme, ar aš kvėpuoju pilvu, einu kažkur, važiuoju, kalbu su kažko skambučiu, kalbu tiesiogiai, kalbu darbiniais reikalais, nedarbiniais reikalais, stebiu, ar aš kvėpuoju pilvu, tiesiog savys, nesvarbu, kur aš esu, ką aš veikiu, susižiūriu gyvenimo sritis, kur aš laisvai atpalduotai kvėpuoju pilvu, ar atsirandu gyvenimo sritis, veiklas, kur kvėpavimas pilvu stringa, bet kvėpavimas stringa, vadinasi, ten daugiau sąmoningumo, daugiau išsijudinimo, atsipalaidavimo, nusiraminimo, kad ir ten būtų tas kvėpavimas pilvu. Tai vat ar šitą sritį, man dabar įdomu būtų patyrinėti, kaip aš nuo atsikėlimo iki ėjimo miegoti kvėpuoju. Ir net ne aš kvėpuoju, kaip kūnas kvėpuoja, pats save kvėpuoja, mes pamirštam apie kvėpavimą. Bet ar natūraliai atpalaiduotai tas kvėpavimas vyksta, ar kūnas pats save kvėpuoja atpalaiduotai, ar kūnas yra įsitempęs. Ir va čia yra ta nekvėpavimas, tai yra ne dėl to, kad kvėpavimas stringa, kvėpavimas įtemptas. Ne, kūnas yra įsitempęs. Kūnas yra įsitempęs dėl tam tikrų minčių, emocijų vyraujančių. Ir va čia mes jau einam tas gilesnius dalykus. Gerai, pastebėjau, nekvėpuoju, bet kodėl aš nekvėpuoju, kokios mintis, kokie jausmai, kas mane skatina, tai kodėl aš čia negaliu šitoje aplinkoje, šitoje veikloje, arba čia ir dabar sikimti ir atsipalaiduoti. O gal tiesiog galiu atsipalaiduoju ir viskas su kvėpavimu susitvarko. Tai stebėti kvėpavimą. Tas pats galim sakyti su mirksėjimu. Lygiai taip pat, nuo atsikėlimo prabudau, pramerkiau akis ir stebiu, ar aš mirksiu. Mirksiu valgydamas, kalbėdamas, važiuodamas, dainuodamas, dar kažką darydamas. Ar aš mirksiu? Ar mano mirksėjimas yra lengvas, atpalaiduotas, maždaug kas porą sekundžių. Žiūrėjimas į tolį. Kiek man įdomu, gaudyti situacijas kasdienybėje ir išlaikyti dėmesio tolumoje, kai esu namuose, visada, kad dėmesys būtų per langą, kuo ilgiau. Darbo vieta priešais langą, galbūt vėlgi, kai valgau, irgi atsisėdu priešais langą, kažką darau, kalbu telefonu priešais langą, kai yra proga. Ir kuo ilgiau dėmesys į tolį per langą. Jeigu esu patalpoje, dėmesys į tolimiausią kraštą, į tolimiausią tašką kažkur. Bet tas dėmesingumas, tai išlaikyti dėmesį tolumoje. Ir irgi pastebėti, ar mano kasdienybė yra uždaroj patalpoje aplinkoje, kur akis vis atsimuša į ribotos erdvės sienas ir tai jums kelia įtampą, ar vis tik yra tų erdvių, yra tų langų, yra to apliko, arba gal aš kaip tai galiu padaryti pertraukėlę ir išeiti tą atvirą erdvę, leisti akims įsibėgėti tą natūralią prigimtinę būseną. Tai vėl, galbūt šitą aspektą aš noriu patyrinėti, ar mano akis yra įkaitės tiesiog dienos eigoje. Ir čia ne tik kalbam apie kompiuterius, apskritai, ilgas buvimas uždaroje patalpoje akims kelia įtampą. Tai mes turim būti kuo ilgiau atvirose patalpose, per langus žiūrėti, arba užsimerkus įsivaizduoti, kad žiūrime į tolį. Tai ir šitą sritį, man įdomu dabar patyrinėti, kokiai erdvėjai, kokiais atstumais dienos eigoje žiūri mano akis iš tikrųjų. Abiejų akių naudojimas. Tai, ką prieš tai minėjau, ką aš matau su viena akim, su kita akim, su abiem akim, skaitau kažką su viena, su kita akim, su abiem akim, žiūriu ekranų su viena, su kita, su abiem akim, kaip aš jas naudoju, kaip jas matau, tas tyrinėjimas. Ir vėlgi įvairiose gyvenimo situacijose, įvairiose veiklose, nesvarbu, ką aš veikiu, vis pasitikrinu, pasižiūriu. Vėlgi, pozityvus nusiteikimas, kiek yra tos geros savijautos, tiesiog geros būsenos, atsipalaidavimo, šypsenos, laikysenos taisyklingos, tos atpalaiduotos, pasitikėjimo tokias laikysenos, bet kiek jos yra kasdienybė. Nuo atsikėlimo iki ėjimo miegoti. Ir vėlgi, o kur aš galbūt pametu šypseną, pametu laikyseną, vėl kas įtakoja, kokios mintis, kokios sudai, kokios situacijos, ką aš galiu dėl to padaryti. Gal tiesiog pakanka išsitiesinti, atsipalaiduoti, susišypsoti ir žiūrim, kad ir pasikeitė aplinka situacija dėl to, kad pasikeitė mano vidinė būsena. Tai kiek įdomu šitą sėdį tyrinėti. Kaip svyruoja, nes vėlgi regėjimai dienos eigoje svyruoja nuo mūsų būsenos, nuo mūsų savijautos. Jaučiamės geriau, matom geriau. Jaučiamės prasčiau, matom prasčiau. Tai čia tiesioginis ryšys su mūsų to pozityviu nusiteikimu, su ta vidinė būsena. Ir yra, irgi, kad mes galim tai koreguoti, mes galim pastebėti, kaip tai įtakoja mūsų regėjimą. Ir jeigu galbūt irgi tikrai pastebime, kad visomis dienomis galbūt arba didesnę dienos dalį ta būsena savijauta
na, būna nekokia. Nėra to džiaugsmo, nėra tos vidinio atsipalaidavimo, gerai, tada galbūt savirefleksija, o ką daryti, ką pakeisti, kaip įtirpti bent tam tikrus momentus, atsipalaidavimo momentus, geros nuotaikos momentus, kad tiesiog persvertume į kitą pusę, kad didesnė dienos dalį mes jaustumėtės gerai, atsipalaidavę, nusiteikę ir tokiu savo vidiniu režimu judėtume per savo gyvenimą. Dėmesys į smulkes detalės, tai čia centrinė regai, tyrinėjimas, vėlgi mes galim tai atlikti tiesiog valgant. Šaukštas, priešais akis, patyrinėjau, valgau. Kažkoks objektas, paimu, patyrinėjau, nebūtinai valgau, jeigu tai nevalgamas. Bet tas tyrinėjimas smulkių detalių kasdien. Na, apie tai jau kalbėjau, tai yra tiesiog momentai iš geriausiai matomo atstumo pastebėti, iš ko susideda tai, ką žiūriu. Aišku, suvokimas, žinojimas, į ką aš žiūriu, ką matau, tas ryšys, vaizdas, smegenis. Ir čia labai svarbus momentas. Ir net Facebook'o grupėje geras regėjimas, kaip tik va šį mėnesį duodu patarimus ryštis prie pasaulio, prie vaizdo. Tai yra ne mintise, ne planuose, ne galvojime užstrikti, o tiesiog matyti tai, ką matau, žiūrėti tai, į tai, ką žiūriu, suvokti, dabar žiūriu tai, dabar žiūriu tai, dabar žiūriu tai. Ir vėlgi, kiek įdomu kasdienybėje tyrinėti, kai mano akis yra atmerktas, kada aš suvokiu ir kiek suvokiu ir ką aš matau, kad aš suvokiu, jog žiūriu, kad tikrai dabar žiūriu į tai, ką žiūriu, kad aš matau tai, ką dabar nukreiptos akis. Bet yra tiesioginis ryšys, vaizdas smegenis, vaizdas smegenis, vaizdas smegenis. Ir atrasti, o kur išskrendu, kur pametu savo tą matymą. Nesvarbu, kad akis lieka atmerktas, bet kada vėl užsigalvoju, užsisvajoju ir apie ką aš tada galvoju. Nes vėlgi, vienas momentas yra atsekti, kad išskridau, dingo ryšys vaizdas smegenis, kitas dalykas yra atsekti, o tai kur aš išskridau, kodėl aš neišskridau, kodėl tas mąstymas apie tą dalyką taip patraukė mano dėmesį nuo dabarties. Nes tos ateities nėra ir nebus. Bus kažkas, bet nebūtinai taip, apie ką aš galvoju. Praeitis irgi jau buvo, jau praėjo ir jos nebebus. Yra tik dabartinis momentas ir dabartinis vaizdas priešais mano akis. Kodėl mane išmuša? Į ateitį arba į praeitį, į ateitį arba į praeitį. Ir tikslas yra sugrįžinti save į čia ir dabar, suvokti, ką žiūri. O jeigu norim tikrai paplanuoti, pagalvoti, užsimerkiam. Ir tada leidžiam savo ten mintimis galbūt lėkti. Bet atsimerkiu vėlgi, ką aš matau dabar, čia ir dabar. Tai ir tas savistabas, stebėjimas, dienos eigoje, nesvarbu, ką aš esu, kur aš veikiu, kiek aš esu ryšyje su tuo, ką matau, su tuo vaizdu. Akių mobilumas, vėlgi, akių judesiai, akių dinamika. Tačiau, jeigu kalbam konkrečiau apie tokius akių praražimus, judesius į kairę, dešinę, aukštyn, žemyn, apskritimai, tiesiog suteikimas joms tokio paslaukumo, praražimo, kiek mano akis yra elastingos, gyvybingos, minkštos, galbūt užsimerkiu arba atsimerkiu, judinu akis ir jos kažkokios jos skausmingos, o tai gerai, tada galbūt nedarau tų judesių, bet jeigu dienos eigoje vėlgi, bet tik atsikėlę, pradinu akis, kaip jos jaučiasi. Po valandos, po kelių vėlgi pajudinu, kaip jos jaučiasi, galbūt tam palastingesnė, galbūt kaip tik skausmingesnis, galbūt dar kažkas. Koks tas mobilumas, savijauta, kai aš sąmoningai truputės labiau prajudinu į tokia prasta amplitudė, tik tai tiesiai. Ne, truputį daugiau. Ir vėlgi, kad akis taptų gyvybingesnės, mobilesnės, bet tiesiog ir dienos eigoje stebiu, kaip viena diena, kita diena, dirbam prie kompiuterio, kaip jaučiasi akis, per pertraukėlės, kaip jaučiasi po darbo, prieš darbą. Ir tokie momentai leidžia vėlgi atsipasti, o tai kaip iš tikrųjų jaučiasi akis, jos ir gyvosios, ir gyvybingos organai. Kaip mes kūną turime jausti, akis turime jausti, į vaizdą kaip dėmesį, mes turime pasitikrinti, ar neinamės į tą įtampą, į tą sąstingį, susikaustimą, o kaip tik į mobilumo, paslankumo, atsipalaidavimą. Tai vėlgi dar vienas momentas, grinai fizinis akių mobilumas, kaip jos juda, kaip jos jaučiasi, ar nėra kažkokio papildomo diskomforto vien dėl to, kad aš ten jas ratį sukinėjau. O galbūt jeigu yra, tai iš lėto, ramiai, diena iš dienos pasižiūriu, kas pasikeičia po kelių dienų arba po savaitės, kai aš sąmoningai jas labiau praražau. Išvyksta dėmesio perkelimas nuo taško prie taško. Vėlgi yra svarbus tas momentas. Ar mano akis šokinėja nuo taško prie taško? Ar jos yra gyvybingos, dinamiškos, ar keičiasi atstumai,
ar aš suvokiu, į ką žiūriu. Tai va čia tiesiog va, tas ryšys. Ar tai yra, va, nu, čia irgi su ryšiu. Vaizdas smegenys, objektas, 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 ryšys, ryšys, šokinėjimas, mobilumas. Ar tikrai jūs juda? Ir vėlgi, kokiu gyvenimo momentu jie sustingsta, kokioje situacijoje, kokioje aplinkoje sustingsta, kokios situacijos vėl gyvybingos atsipalaiduoja. Vėlgi bandome atsekti, kokios mintis, kokios jausmai sustabdo tą judėjimą ir kokios aplinkos, kokios situacijos jas vėl paskatina ją labiau būti mobiliomis, šokinėti nuo taško prie taško. Ir vėlgi, mums įdomu vaizdas priešais mus, jeigu tai yra mums įdomu. Tai yra akims tai įdomu tyrinėti. Jeigu mums neįdomus vaizdas priešais mūsų akis, tai akims ir neįdomu tyrinėti, neįdomu šokinėti ir vyksta tas atsijungimas. Tai čia vėl su smalsumu, su įdomumu, su tokiu, naujumu, šviežumu, kai mes žiūrime į pasaulį, tai yra akis tampa gyvybingesnis ir mobilesnis. Vėlgi, periferinio regėjimo suvokimas, ar aš suvokiu judančią aplinką, judančius objektus, kaip pats einu, važiuoju, mane veža, plaukiantis vaizdas, keliai, žmonės, kas vyksta šonuose, viršų aplinkoje, dinamika, aš pasisuku į vieną pusę, į kitą pusę, ar aš suvokiu tą judančią aplinką, įsivaizduot save, tiesiog esu kamera, kuris sukinėjasi, kairį, dešinę, aukštyn, žemyn, pirmyn, atgal, ir ta aplinka pasikeičia, pasisuka tiesiog vaizdas. Ir įsivaizduot, kad, pavyzdžiui, kai mes einame, judame, važiuojame, sukamės, tai iš esmės galite įsivaizduoti, kad mes pasukam pasaulį. Ne mes pasisukam, o pasaulis pasisuka. Ne mes einam kažkur, o pasaulis iki mūsų ateina. Tai yra visas pasaulis dinamiškai juda mūsų atžvilgiu. Mes esame centre, mes iš esmės su savo ketinimu galbūt tiesiog paskatinam pasaulį pasisukti. Ir tokiu būdu bandom suvokti tą visą judėjimą. Ir kaip bandom suvokti, vėlgi nuo ryto iki vakaro, įvairiose gyvenimo situacijose, vėlgi mes esam aktyviai pajungę savo periferinį regėjimą. Kaip jaučiasi kūnas? Nuo galvos iki kojų. Kaip jaučiasi mūsų kūnas? Ar atsipalaidavęs? Nuo ryto iki vakaro, kai darau vieną kitą dalyką, kai esu su vienais žmonėmis, su kitais žmonėmis, vienoje aplinkoje, kitoje aplinkoje. Vėlgi tas tiesiog savo kūno stebimas. Ar jis yra pilnai atsipalaidavęs, ar jis yra judėjime, dinamikoje. Gal kažkur sustingsta, kažkur vėl atsipalaiduoja. Tai vėlgi tik tas momentas vėl prasijudė. Atpalaiduotas veidas. Tai vėlgi pasitikrinti. Ar akis lengvai mirksi? Ar nėra susikaustymo, nėra prisimerkimo, nėra bandymo jį matyti, žiūrėti, kas vėlgi yra prasti regėjimo įpročiai. Žvilgsnis visada turi būti atpalaiduotas maksimaliai, akis gyvybingos, judančios ir taip pat žandiklis atpalaiduotas. Tai vėlgi palaikyti šitą gerą regėjimo įprotį visada. Ir akių žiūrėjimas atpalaiduotomis akimis, atpalaiduotų žvilgsniu. Žiūrėjimas iš pakaušio srities, dažnas pasimasažavimas, tai yra išėjimas iš žiūrėjimo per akis į žiūrėjimą iš pakaušio. Tai tarsi toks atsilošimas ir leidimas vaizdui ateiti, leidžiu vaizdui ateiti, iš arti, iš toli, leidžiu ateiti šitai spalvai, leidžiu ateiti šitiem objektam, leidžiu ateiti visą šitai aplinkai. Tai yra, ir aš esu tas stebėtojas, kuris leidžiu ateiti vaizdui, viskam ateiti. Ir čia mes turime vėl vis labiau išjungti vertinti, patinka, nepatinka, noriu, nenoriu, gražu, negražu, čia jau yra vis, leidžiu ateiti, neleidžiu, leidžiu, neleidžiu. Tai ne, turi būti leidžiu ateiti viskam, leidžiu, priimu, tik ateikit, šitos spalvos, visos spalvos yra geros, visi vaizdiniai yra geri, visi reiškiniai yra geri, visi orai yra geri, nesvarbu, -20 tai yra geras, leidžiu ateiti tam šalčiui, tai žiemai, tam speigui, paskui leisiu ateiti karščiui, tai yra leidžiam viskam ateiti. Ir visi šitie reiškiniai mums atrodo, kad aš tik galvoju apie tai. Bet mes, jeigu aš galvoju, šalta, nesąmonė, tas oras, ten neįsiu, tai aš ir nenoriu matyti, net per langą galbūt žiūrėti tą orą. O jeigu aš jaučiuosi, man įdomu, leidžiu ateiti tam ir šalčiui, ir tam speigui, ir leidžiu matyti tai, kas yra aplink mus. Mes atsiveriam tam pasauliu. Čia yra laisvė matyti. Laisvė matyti tai, kas yra čia ir dabar. Laisvė gyventi. Tai yra laisvė priimti tai, kas vyksta tame gyvenime priešais mano akis. Ir laisvė būti.
Tai yra laisvė būti čia, kur esu, čia yra gerai, čia viskas tvarkoja, leidžiu tam ateiti, kas leidžiu tam vykti, kas leidžiu tam matyti, kas matosi, leidžiu tam girdėti, kas girdisi, leidžiu tam užuosti, kas užuodžiasi, leidžiu ragauti tai, kas ragausi, leidžiu pajausti kūno tos pojūčius, kurie jaučiasi. Tai yra viskas yra gerai, viską priimu, viską atsipalaiduoju. Ir va čia yra tas, apie bendrą priėmimą visko. Vaizdo, spalvų, visų pojūčių. Tai leidžiu būti savo tame visiškai atsipalaidavus, ramiai, nes tai, kas vyksta, tai yra tai, kas vyksta, be jokio vertinimo. Tai va čia apie tą laisvę matyti, žiūrėti, atpalduoti žvilgsniu ir priimti viską. Tai va, ar kažkas iš šitų sričių įpročių vėlgi sužinau, kad būtent tai norisi pamėginti. Arba galbūt atrodo, kad va, čia yra mano sritis viena arba kita, kuri tikrai verta patobulėjimo, nes galbūt tiesiog atsimena vaizdą arba nenaudoja periferinio regėjimo, arba stiksta kūnas, įsitempia veidas kažkur. Tai va, tai atkreipi dėmesį, atpalaiduoti, stimuliuoti, aktyvuoti būtent tas sritis. Vėlgi, ar aš noriu, ar yra tas smalsumas ir nuo ko pradėti, būtent nuo šitų dalykų, ko aš noriu. Na ir yra giliausias tas lygmuo, kas apskritai sutrikdo tos gero regėjimo įpročius, kas sukelia tą įtampą, kas sukelia tą sąstingį, kas sukelia tas emocijas ir kelia nemaldas mintis. Yra tas gilesnis kažkokios patirtis, priežastys, prisiminimai, praeitis. Galbūt norisi tai pasižiūrėti. Ir ta savistaba, gero regėjimo įpročių, nuo ryto iki vakaro, skirtingose situacijose. Kai aš pastebiu, nustoju mirksėti, nustoju kvėpuoti, nustoju judėti, susiaurėja periferinio regėjimo laukas. Tai vadinasi, yra įtampa, nerimas, stresas, baimės, susikaustimas, kuris atjunginėja regėjimą. Ir kai aš pradedu atkapstyti pasikartojančias situacijas, kurios tai sukelia, pasikartojančias mintis, kurios atsiranda tuo metu, pasikartojančius jausmus, mes galim tada atsekti tas gilesnės priežastis, kur ir kada aš anksčiau taip jaučiausi, taip galvojau, mano tokia būsena buvo. Ir atsekama tos pasikartojimus, galbūt net kažko vaikystė, neriami tai ir yra būdai, kaip tai subalansuoti, neutralizuoti, kad atsipalaiduotų tai, kas kelia įtampą čia, nors galbūt įspaudai yra kažkur praeitie. Vėlgi yra būdai nerti į tai, tas dalykus. Ir tos praktikos, skirimas laikas praktikoms, skirimas laikas įpročiams leidžia geriau suprasti tiesioginį ryšį tarp taip, kaip aš jaučiuosi fiziškai, emociškai, kokios mintis kyla ir ką tai skatina akise sustingti, atsiriboti, susitraukti, atsijungti, tai yra apie tą patį. Ir kai mes susitvarkom gilesnės priežastis, tai ir akise susitvarko dalykai, mintis atsipalaiduoja, pasileidžia, nes jau nebereikia apie tai galvoti ir jausmai nebekyla tie, kurie anksčiau kildavo. Nes yra neutralus požiūris į tam tikrus dalykus, kurie kaip tik iškelia į paviršių. Tai jeigu norime eiti gilyn, irgi yra būdai eiti gilyn ir taip pasispręsti. Vėl, kiek įdomu, taip patyrinėti savo mintis, savo jausmus, savo prisiminimus, savo patirtis ir taip praspręsti. Sprendimas, bet to vėlgi atsipalaidavimas, regėjimas, atsipalaidavimas, kūno atsipalaidavimas, regos sistema atsipalaidavimas yra susibalansavimas. Tai tų emocinių blokų, emocinių patirčių neutralizavimas ir noras matyti tai, kas buvo arba įvyko praeityje, arba tai, kas vyksta čia ir dabar, priešais mano akis. Ir vėlgi, jeigu papuolu tam tikrą situaciją, yra tam tikras vaizdinys ir aš nematau, arba prasčiau matau, nes atsirado daugiau įtampas, nerimas, stresas, susikaustymas, tai vadinasi, yra kažkur priežastis, o kodėl tokia būsena emocinė, fizinė ir regėjimo būtent čia aktyvavosi labiau stipriau. Nes yra kažko nenoras matyti, nenoras priimti, priešinimasis tam, kas vyksta. O kodėl pasipriešimas? Nes buvo kažkokios patirtis. Tai kai mes tas patirtis neutralizuojam, kad atsiranda noras, tas besąlygiškas priėmimas to, kas ateina, to, kas vyksta. Kad tai nebe sutrigerina tų senų patirčių ir leidžiu tam ateiti, leidžiu tam vykti, leidžiu tai matyti, tada regėjimas yra geresnis. Tačiau tas giliausias lygmuo regėjimo gerinimo procese ir vėl kiek norisi ten
nagrinėti. Tai jeigu dabar va taip reziumuojant, vėlgi, kažkas dažniau daugiau, kažkas mažiau ir va iš viso tų išvardų dalykų, iš visų praktikų, atsipalaidavimų, periferinio regėjimo, centrinio regėjimo, abiejų akių balanso, atpalaiduoti žiūrėjimo, gero regėjimo įpročių paletės, giliausių priežasčių nagrinėjimo, balansavimo ir neutralizavimo. Vat iš viso šito spektro, kas veda į geresnį ir ryškesnį regėjimą, ką nekantraujama tiesiog išmėginti, patirti savo regėjimo gerinimo kelyje. Ar tai liečia praktikas, ar tai liečia įpročius kažkokius, ar tokius netgi psichologinius kažkokius dalykus, kad ką norisi patyrinėti, išmėginti, patirti, nes va tiesiog įdomu būtent ta sritis va šio momentu. Rytoj gali būti kitaip, o savaitės gali būti dar kitaip, tai va dėl to netgi svarbu kiekvieną kartą savo tiesiog užduoti klausimą. Ką aš tiesiog laukiu, nesulaukiu, kad galėčiau išmėginti regėjimą gerinimą kelyje. Ir va tai va yra atsakymas, o tai nuo ko vėl pradėti? Vat būtent nuo to vėl ir pradėti. Nuo to, ką nekantrauju. Pamatyti, patirti, pajausti, pastimuliuoti, paaktyvuoti. Ir tiesiog pasižiūrėti, pažaisti. Vat ką aš dabar noriu pažaisti dabar. Kas liečia mano akis, regos sistemą, kūną, protą. Ką aš noriu padaryti ir tiesiog pabūti toj patirtai. Tai vat nuo to ir reikia pradėti. Ir va čia aš sąmoningai neduodu vėl programos, kiek daryti, ko daryti, kokią praktiką, įpročiai. Va čia ir leidžiu susiturėti, susibūti, pajausti, patirti ir va šituo keliu judėti. Informacijos yra, vaizdo įrašai yra, praktikos yra, aprašymai, paaiškinimai. Visada aš esu kontaktas, jeigu kažkokie dar kila klausimai. Bet vis va tas vidų, nuo ko aš dabar šiuo momentu noriu pradėti, judėti toliau. Tai va tas vidinis atsakymas yra kiekviename iš jūsų. Jei turite bet kokių kylančių klausimų, pastebėjimų, komentarų, kažko randat, nerandat, susisiekite ir patarsiu, nukreipsiu, parodysiu. Tai va, ačiū visiems prisijungusiems tiesiogiai, ačiū prisijungusiems prie įrašo pasižiūrėti ir ką, judėsime visi toliau.